Labadiena, esu Svajūnas Gulius, mokausi Kauno technologijos universitete, taip pat dirbu šiuo metu ir atvykau į šį seminarą pasisemti žinių apie pinigus, ne tik apie pinigus, taip pat ir apie santykius. Ir ką išmokau šiame seminare, tai yra pagrindinis dalykas, kad visi stabdžiai, viskas, kas laiko mus, kas neleidžia pasiekti tam tikrų svajonių, tai yra viskas viduje. Tam tikri įsitikinimai, kurie atsirado daugumai nuo vaikystės, auklėjimo pasekmės, kultūra, politika ir panašiai, ir visi šitie dalykai, kurie suformavo žmogui, tiesiog neleidžia judėti į priekį ir žmogus tiesiog stovi vietoje. Taip, tai po šio seminaro aš jaučiu, kad pagerinau savo komunikacinius įgūdžius, kadangi gavome daug užduočių, kuomet reikėjo bendrauti, ieškoti kitų žmonių, kontaktų. Tai jaučiu, kad turiu tam tikrą laisvę šiuo metu, galiu laisviau užmegzti kontaktus ir tai yra labai svarbu, jeigu nori kažką daug pasiekti gyvenime, kontaktai yra labai svarbu. Taigi, taip pat ir apie tuos įsitikinimus, dabar jaučiasi mažiau, bet žinoma reikia su tuo dirbti pačiam, niekas vien šio seminaro neužtenka, tai yra tik tai kaip kelias, parodo, kaip reikia daryti, bet vis tiek reikia dirbti su savimi. Galiausiai tikiuosi, kad bus geri rezultatai. Pasieksiu tai, ko noriu. Ir dar, žinoma, labai svarbu, turbūt svarbiausias, gal irgi vienas iš svarbiausių dalykų, kad užsibrėžti aiškius tikslus, nes, kaip sako, jeigu tu nematai taikinio, tai tu ir nepataikysi. Tai va, tai linkiu visiems užsibrėžti svarbius tikslus, nugalėti įsitikinimus, kurie slypi viduje nematant ir eiti į priekį ir pasiekti.